Mitas numeris 2, kad gyvybės draudimas yra per brangus. Iš tikrųjų, ne. Ir čia įeina keletas kriterijų. Tai viskas priklauso nuo amžiaus, nuo sveikatos būklės, nuo draudiminių apsaugų ir nuo to, kokie jūsų pomėgiai yra, ar kažkuo ekstremaliai užsiiminėjat ar ne. Jeigu imant vidutinį žmogų, sakykim, nežinau, ar galima sakyti vidutinė sveikata, sveiką žmogų be jokių kritinių ligų, su vidutinėm apsaugom, tai jam apsaugos per mėnesį, tai yra turėti draudimus, kainuoja nuo 10 iki 15 eurų, kartais galbūt 20 eurų. Ir viskas. O jeigu nutiktų kokią traumą, nelaimę, tai kaip rankos lūžis galbūt 300-500 eurų išmoka būtų, kojos lūžis irgi panašiai išmoka būtų, mirties atveju ten galbūt šeimai 10 tūkstančių išmokėtų. Tai ar verta paskirti draudimam 10-15 eurų per mėnesį ir turėti apsaugas ir saugumą? Manau, kad taip, bet sakau, kaina priklauso nuo kiekvieno žmogaus atskirai. Tai, kad gyvybės draudimas yra labai brangus arba per brangus, tai yra tikrai mitas.